Hei, sveiki visi ir vėl mano naujas video. Jūsų prašymu padarysiu gyvatėlę ant ragatkės. Esu daręs gyvatėlę ant staklių, o šį kartą gyvatėlę padarysiu ant ragatkės, jinai bus truputėlį kitokio pobūdžio. Ana buvo užsisukant ant pieštuko, ant tušinuko ar dar kur nors kitur. O ši gyvatėlė turi tokią galvytę ir uodegytę. Dar ją galima sujungti su tuo segtuku S-klipsu ir pasidaryti savo apyrankę kaip gyvatėlę. Tik norint daryti apyrankę, jau turite pasidaryti maždaug rankytės storio, kaip sakant, uodegytė ilgesnė negu yra pagaminta. O gal jums užtektų ir visai tokio ilgio, nežinau. Bet šį kartą parodysiu, kaip pasigaminti štai tokią gyvatėlę. Ir mano viena gyvatėlė yra padaryta iš tokios salotinės spalvos, raudonas liežuviukas, ir turi iš 2 spalvų gumyčių padarytus tokius intarpus, kad uodegytė atrodytų spalvingesnė. Kita yra tokia rožinė, iš tokių kaip skaidrių gumyčių, taip pat turi intarpus. Ir šiai rožiniai gyvatėliai taip pat padariau intarpus, bet padariau iš skirtingų spalvų. Tuos intarpus galite daryti iš tų gumyčių, kurios yra atlikusios, iš kurių neišeina padaryti kažkokį kiekį, kuriam reikia darbelį, kuriam reikia didesnio kiekio gumyčių. Paprasčiausiai galite jas spalvotas daryti, kiekvieną skirtingą, ar kaip jau sugalvosite. Taigi, mums dar reikės taip pat kabliuko ir ragatkės ir gumyčių. Šį kartą gyvatėlę aš darysiu iš violetinės spalvos gumyčių. Ir taigi, pradėsiu pinti. Taigi, pasiemu ragatkę, kabliuką, imu vieną violetinę gumytę, uždedu ją ant ragatkės. Šiaip taip pat galite pinti ir ant 2 pirštų, jeigu ragatkės neturite, ar ant 2 pieštukų, kaip jau pinate. Tada gumytę paprastai uždedu. Tada apsuku 2 kartus ir apsuktą gumytę 2 kartus persuku 8. Tada uždedu vieną violetinę gumytę ir antrą violetinę gumytę. Ir su kabliuku perkeliu apatinėje gumytę ant 2 gumyčių. Dabar uodegytės galiukui gyvatėlės darysiu iš 9 violetinių gumyčių. Taigi čia jau yra 1, 2, tai dar sudėsiu 7 gumutes. Taigi, 1, 2, dedu 3 gumytę ir apatinėje gumytę perkeliu į centrą. Patraukiu žemyn. Tada dedu 4 gumytę. Vėl taip pat imu paskutinėje apatinėje gumytę. Perkeliu į centrą. Taip, bus 5. Šešta. 7. 8. Ir visą laiką perkeliu paskutinėje gumytę. Ir 9 gumytė. Štai taip gaunasi uodegytės galiukas.
Dabar įdėsiu spalvotą intarpą. Uodegytį. Jį darysiu iš rožinės ir iš oranžinės spalvos, taigi imsiu 2 rožinės ir 2 oranžinės gumytės. Jas galite, sakau, kaip jums leis, kaip jau sugalvosite, kaip leis, sakau, kaip sugalvosite. Taigi uždedu vieną gumytę ir taip pat paskutinėje gumytę keliu į centrą. Uždėsiu, pavyzdžiui, oranžinę gumytę. Pat paskutinėje gumytę keliu į centrą. Vėl dėsiu rožinę. Ir vėl dėsiu oranžinę. Dabar vėl darysiu iš violetinių spalvų uodegėlės, dar ilginsiu uodegėlę ir taip pat dėsiu dabar 9 gumutės violetinės spalvos. Uždedu vieną violetinę ir imu apatinėje paskutinėje gumytę keliu į centrą. Taip, viena violetinė, 2, antra gumytė. Trečia. Ketvirta. Penkta. Šešta. Septinta. Aštunta. Ir 9. Ir vėl darysiu uodegytį intarpą. Taigi vėl dedu vieną rožinę. Vieną oranžinę. Ir vėl darysiu violetinės, taip pat 9 gumutes dėsiu. Tai bus viena. Dvi, antra. Trečia. Ketvirta. Penkta. Šešta. Septinta. Aštunta. Ir 9. Dabar formuosime galvą. Imu 2 violetinės gumytės ir uždedu abi 2
poros gumyčių. Dar 2 dedu gumytes. Ir taip pat uždedu. Štai taip. Ir dabar perkeliu ant kairiojo stulpelio nuo dešinio gumytes ir ant šio laisvojo stulpelio apsuku juodą gumytę, nes bus akytės, 4 kartus. 2, 3, 4. Tada imu 2 violetinės gumytes ir uždedu ant viršaus. Ir uždedu juodąją gumytę į centrą. Truputėlį pasuku, kad susiformuotų gražiai. Ir nuo kairio stulpelio uždedu abi 2 gumytes šalia juodos. Štai taip. Tada uždedu vėl 2 violetinės gumytes. Perkeliu abi gumytes nuo vienos pusės ir kitos pusės. Ir dabar dedu ant dešinio stulpelio. Perdedu gumytes. Ir dabar gyvatėlė mūsų, kur truputėlį gaunasi toks praplatėjimas. Matot? Bus 1, 2, 3, 4, tai 5 kilputėj. Įkišu pro kilputę kabliuką. Paimu 2 violetinės gumytes. Jas užkabinu su kabliuku, perkišu per tarpuką, kitą dalį užkabinu ant kabliuko ir uždedu ant laisvo stulpelio. Visas 4 gumytes. Dėkite atsargiai, kad nepabėgtų. Štai taip. Tada uždedu porą gumyčių violetinių. Ir nuo kairio stulpelio perkeliu visas gumytes. Nuo kairio stulpelio perkeliu visas gumytes. Lieka tik tos 2. Tada uždedu dar 2 gumytes. Ir perkeliu iš abiejų pusių
po porą gumyčių. Tada uždedu dar porą gumyčių. Ir perkeliu dar kartą po porą gumyčių. Ir nuo kairio stulpelio perkeliu ant dešinio stulpelio. Tada vėl kišu per skylę. O dabar aiškiau matysis, kur ta skylė. Vėl imu porą gumyčių. Vėl taip pat perkišu per skylę. Užkabinu ant kabliuko. Ir uždedu ant laisvo stulpelio. Dabar pabėgo. Štai taip. Tada uždedu porą gumyčių. Ir perkeliu visas nuo kairio stulpelio ir nuo kairio stulpelio. Ir uždedu ant dešinio stulpelio abidvi gumytes. Ir dabar ant laisvojo stulpelio, tai bus ant kairiojo, ir apsuku juodą gumytę 4 kartus. 4. Tada uždedu 2 gumytes, vėl violetinės. Perkeliu juodą gumytę ant violetinių gumyčių. Truputėlį pasuku. Ir 2 gumytes perkeliu šalia. Tai yra 2 poras. Viena ir antra. 2 poras gumyčių ant juodo. Ir dar uždedu violetinės 2 gumytes. Ir perkeliu nuo čia 2 ir nuo šio 2. Ir dabar uždėsiu raudonąją gumytę.
Ir turiu vieną pastebėjimą, kad su raudona gumytė labai reikia atsargiai elgtis, nes galite paleisti visą darbelį. Nes jinai užfiksuoja mūsų darbelį. Taigi, kai uždedu raudoną gumytę, kuri bus liežuvėlis gyvatėlės, perkeliu šitas 2 gumytes, o nuo šios stulpelio visas gumytes. Perkeliu ant raudonos. Ir tada galiu perkelti ant kabliuko abi 2 raudonas, užkabinti gumytes nuo abiejų stulpelių. Ir štai matote mūsų gyvatėlę. Turi 2 akytes ir liežuviuką. Ir dabar vieną kilputę perkišu per kitą ir labai gražiai ir atsargiai bandome traukti. Nes jeigu nutruks arba normaliai neužsitemps, nes ne visos gumytės nori temptis, mūsų darbelis nueis niekais. Bet atrodo, kad viskas kaip ir gerai. Tai štai mūsų tokia gyvatėlė ant ragatkės. Tai štai noriu Jums padėkoti, kad žiūrite mano video, rašote daug komentarų. Noriu atsiprašyti, kad ne viską spėju labai greitai gyvendinti Jūsų prašymus ir norus. Nes nepinu diena iš dienos, reikia laiko ir nupinti, ir nufilmuoti. Ir ne visą laiką atsiranda nuotaika nupinti arba nufilmuoti. Taigi, tokie mano darbeliai. Laukite būtinai kitų video, pasistengsiu gyvendinti visus Jūsų prašymus. Ačiū už komentarus, už laikus, už peržiūras ir už tai, kad prenumeruojate mano kanalą. Taigi, laukite kitų video, laikinkit, subscribinkit, komentuokit ir susitiksim kitose pamokėlėse. Ir sakom iki.